nuhakinta mano asmeninė paskyra. Vos neapsigavau telefoniniais sukčiais. Tai gerai, kad niekas nepardavinėjo netikrų bilietų, nes tikrai būčiau nusipirkus. Mano istorija. Gavau žinutę iš ekstra svarbaus žmogaus mano kontaktų sąraše, kuris paprašė, kad aš greitai parašyčiau savo telefono numerį. Ir galvoju, maža ką, galbūt pametė, galbūt ten nusilaužė, ar tai kažkoks virusas įėjo. Ir aš staigiai suvedžiau tą numerį ir išsiunčiau ir galvojau, kad aš kažką gelbėjau arba kad aš sulauksiu staigaus kažkokio tai feedbackinio pokalbio. Ir man greitai sureagavo, ačiū labai, netgi ir vardu į mane kreipėsi ir pasakė, kad tu dabar greitai gausi tokį pranešimą, SMS žinute. Mūsų kompanija dalyvauja tokiam projekte, kuriam reikia kuo daugiau prisiregistravusių vadinamų memberių. Ir aš gavau tą žinutę ir jinai man rašo, greitai parašyk tu man tą žinutę. Ir aš nusiunčiau tą žinutę ir jinai man ištransliavo labai greitai atsakymą, kad oi, Ingrida, labai ačiū, dėkui, kad parašėjai, super, pagelbėjai. Ir paskui man kažkuriuo tai momentu susirodė keista situacija ir dėl situacijos tokio kažkaip greitai besivystančio scenarijaus man tikrai nešovė mintis pirmą pasiskambinti tam žmogui ir pasitikslinti. Ir parašiau, gal kartais, ar jūs tikrai man rašėte, dar tokią žinutę buvau parašiusi. Ir ar tikrai reikėjo to kodo, nes pagalvojau, kad galbūt virusas. Ir man atrašė, tu nenusikalbėk, tai tikrai nėra joks virusas. Ir man taip liko, mano širdies nukrito ir po to aš paskambinau ir sako, aš tau nieko nerašiau, tu kuo greičiau blokuok, tu kuo greičiau trink. Ir šito viso susirašinėjimo rezultatas buvo toks, kad buvo nuhakinta mano asmeninė paskyra, verslo paskyra tiek Facebook'e, tiek Instagram'e ir turėjau labai daug kelių nueiti, kad visą tai atstatyti. Taip, kad būkite budrus ir stebėkite, kas jums rašo ir ką jūs spaudžiat. Apsaugok save ir savo artimuosius nuo nemalonių patirčių, dalyvaudamas medijų ir informacinio raštingumo savaitėje jau spalio 24-31 dienomis. Nuo įvairiausių žaidimų iki įdomiausių renginių Lietuvos bibliotekose. Kviečiame jungtis ir dalyvauti savo mieste. Mirkt ir aišku.